einam prie genialumo ir beprotybės. Tai yra panašus dalykai, ne? Pradedam tokią įžangą truputėlį, kad tai yra panašus dalykai, turi kažko panašumų. Tiek genialumas, tiek beprotybė. Istorijoje pastebima, kad genialiausi ir menininkai, ir išradėjai, ir mokslininkai turėjo tam tikrų beprotybės bruožų, ne? Ir priešingai, kurie atrodo tikrai beprotiški žmonės, turėjo kai kurios genialius bruožus. Ne? Tai yra tokie labai susiję dalykai. Iš tam tikros pusės tai yra netgi identiški dalykai, tik yra skirtumas, ar tai yra destruktyvu, ar yra konstruktyvu. Bet kaip kalbėjo vienas žinomas aktorius Vidmantas Fialkauskas, protų kažko naujo nesugalvosi, sako, kažko labai naujo. Tai yra, sugalvos tik tai, kas jau yra, gal pagerinsi, kažkaip išvystysi, išplėsi, bet kad sukurtum tikrai kažką naujo, kažko, ko nėra tam mūsų burbule, sakykime, turi praktiškai išeiti iš proto ribų, turi nertis į tai, kas nežinoma, į jausmo pasaulį, į intuicijos nežinojimo. Tai vat. Ir kaip minėjau, yra skirtumas to genialumo. Kad gali būti konstruktyvus, tiek genialumas, tiek beprotybė gali būti konstruktyvus, tiek gali būti destruktyvus. Ir ta skiriamoji riba, šiuo atveju iš mūsų, sakykime, psichologinės pusės, tai būtų savybės, žmogaus savybės, net ne vertybės, nes vertybės yra, kad kartais žmonės sako, mano vertybės vienokios, bet aš darbe turiu dirbti atitinkamai, kad ne visiškai susijusius su savo vertybėm. Tai reiškia, vertybės yra paslankesnės, bet savybės yra tai, kas sunkiau keičiama. Tai yra, koks tu jau esi. Dar būtų galima sakyti vertybinės savybės, ne? Arba charakterio savybės, būdo savybės. Tai yra, kad tokį tave, kuri beidėstų, toks liekia, ne? Tu netgi norėdamas nelabai gali pakeisti kai kurių savybių. Todėl savybės yra labai svarbu. Tuo pačiu dar vienas dalykas yra skiriamoji riba, tai tikslas. Tai yra koks žmogaus tikslas, ant kiek jis yra konstruktyvus, ant kiek jis yra, arba jis yra destruktyvus, ne? Apsisprendimai, pasirinkimai, grubiai sakant, tikslas, nes tiek turint geras savybės, netgi turint geras savybės, labai išvystytas, ne? Dorybingas, išmintingas, blogam tikslui, jas panaudojus, gaunas vis tiek destruktyvus rezultatas, ne? Žmogus ten stengiasi, nevalgo, nemiega, atlieka askezes, kažkokias aukojasi, ne? Bet dėl ko? Ar dėl gero tikslo, konstruktyvaus, ar dėl destruktyvaus tikslo. Taigi yra ta skiriamoji riba tarp to beprotybės gerąja prasme ir genialumo ir, sakykime, neigiama prasme. Ir grįžtam prie temos su